Daugelis iš mūsų susidurime su skrandžio veiklos sutrikimais, užkietėjusiais viduriais ar augančių kilogramų problema. Dažniausiai apie tai nenorime kalbėtis, nes ligos nėra malonios. Tačiau prieš šias problemas akių užmerkti negalima. Laiku nesureguliavus skrandžio veiklos ar kitų pilvo sutrikimų pradės silpti imuninė sistema, tapsime labiau pažeidžiami ligų. Kaip nuo šių problemų apsisaugoti, mums papasakos Vilties vaistinės vadovas Arūnas Šiaučiulis. Į vaistinę kreipiasi tikrai daug klientų, kurie turi skrandžio ar virškinimo negalavimų, susirgimų. Aš visada stengiuosi pasiūlyti kuo natūralesnius maisto papildus, tai vienas iš jų būtų kolonvelas. Kolonvelas turi labai daug maistinių skaidulų ir jis yra, kaip sakant, visa sveikata slypi gamtoje ir todėl šis preparatas yra sudarytas tik iš natūralių ingredientų. Kolonvel – maisto papildas pagamintas tik iš natūralių medžiagų. Kolonvel sudaro 8 pagrindinės sudedamosios medžiagos. Linų sėmenų išspaudos, balkšvojo gysločio sėklų luobelės, čija sėklos, kmynų vaisiai, baltasis molis, paprastojo raudonėlio žolės, sėjamoji petražolė, kalendros vaisiai. Šitos natūralios medžiagos yra plačiai žinomos kaip detoksikuojančios ir daro teigiamą poveikį žarnynui. Dažna problema yra ir vidurių užkietėjimas, su kuriuo ypač dažnai susiduria nėščios moterys. Ar šį preparatą gali naudoti ir jos? Šitą preparatą gali vartoti ir nėščios moteris, ne tik gali, bet ir būtina vartoti, kadangi tai palengvina vidurių užkietėjimą ir detoksikuoja organizmą. Taip pat būna švenčių dienomis, kada žmonės besaikiai vartoja maistą, daug jo suvartoja, sutrinka virškinimas, tai šis preparatas išvalo, detoksikuoja organizmą. Vidurių užkietėjimas kamuoja ne tik nėščias moteris, bet kamuoja ir visus kitus. Dėl šios problemos priežastis yra netinkama mityba, mažai vartojama augalinės ląstelienos, mažas fizinis aktyvumas. Kolonvelas šitą dalyką padeda išspręsti, nes šitame maisto papilde esantis maistinės skaidulos, linų sėmenys, gysločiai, sugeria toksinus, stimuliuoja žarnų peristaltiką ir lengvina žarnyno darbą. Kolonvelas yra maisto papildas, prie kurio žmogaus organizmas nepripranta. Jį pradžioje reiktų vartoti mažais kiekis, po vieną šaukštelį, pirmas 3-4 dienas su dideliu kiekiu vandens skysčių. Po to galima vartoti jau iki 3 šaukštelių 2 kartus dienoje. Jis gali būti vartojamas ir prieš valgį, ir po valgio. Jei nenorite netekti kūno masės, tai kolonvelą reiktų vartoti po valgio. O jeigu norim mesti svorį, tai kolonvelas yra vartojamas pusę valandos prieš valgį 2 kartus dienoje. Ryte reiktų vartoti pusę valandos prieš pusryčius. Ir taip pat 2 kartą dienoje 3-4 valandas prieš miegą. Vartojant maisto papildą kolonvel, kiek reikėtų išgerti vandens? Vartojant maisto papildą kolonvelą reikia vartoti daug skysčių. Ir per dieną reiktų išgerti ne mažiau iki 1,5 litro vandens. Maisto papildą kolonvelą galime įsigyti mūsų vaistinėje arba užsisakyti telefonu. Kolonvel įsigyti yra išties paprasta. Jo dabar jį galima užsisakyti internetinėje svetainėje www.kolonvel.lt.